Variklių urzgimas, automobilių išskirtinumas ir studentiška energija alsavo prie Šiaulių valstybinės kolegijos. Studentų atstovybė tradiciškai jau trečią kartą organizuoja Car Meet automobilių susitikimą. Mes čia turim Car Meetą, automobilių susitikimą, jeigu pažodžiui išvertus. Ir tiesiog kviečiam entuziastus iš miesto, iš kolegijos susirinkti, pasižiūrėti, ką kiti jie vis dėlto yra pasidarę savo automobiliams, susipažinti vieni su kitiems ir taip glaudinti jų bendruomenę. Smagu iš tikrųjų, kad studentai mūsų yra aktyvus, ne tik įsitraukia į renginius, bet ir patys juos organizuoja. Tai šis renginys yra mūsų studentų organizuojamas, tokia iniciatyva suburti ne tik studentus entuziastus automobilių, bet ir kolegijos bendruomenę, visą ir dėstytojus, ir aišku miesto gyventojus. Atvykę dalyviai ne tik grožėjosi automobiliais, bet ir už kiekvieną kategoriją buvo skiriami rėmėjų prizai. Mes vertinsim tam tikrose kategorijose, mes patys vertinam nuo 1 iki 10 balų, tai vertinsim išvaizdą, ar automobilis švarus, išglostytas ir taip toliau. Taip pat vertinam garsą, kiek automobilis triukšmauja, vertinam techninę būklę, ar jis turi techninę apžiūrą atliktą. Taip pat ekologiškumą, kiek degalų naudoja, kiek teršia, unikalumą, kiek tas automobilis yra unikalus mūsų gatvėse ir populiarumą lygiai taip pat. Pasižiūrim, turim ne vieną vertintoją, tai paskui iš tų balų, ką mes, kaip įvertinsim, bus vedamas vidurkis ir taip, kurie pagal tuos kriterijus, kurie gaus didžiausią kiekį balų ir gaus tos prizus. Automobilių buvo įvairiausių, nuo klasikos iki naujausių. Studentė Milda savo automobilį nusipirko dar net nesulaukusi 18 metų, pati jį tvarkė ir prižiūrėjo. Tai antras Golfas, 91 metų, tai kaip rūpinos, tai kėbulo darbai atlikti, pervirintas, perdažytas. Aišku, žiemom nevažinėju, kadangi dėl druskų jis gali tiesiog vėl prapūti, išpūti. Tai daugiau net nežinau, ką pasakyti, tiesiog atrestauruotas, tvarkingas automobilis, kiek įmanoma stengiuosi prižiūrėti. Automobilį nusipirkau dar 15, kadangi tėtį pasakiau, kad norėčiau būtent tokio modelio, tai aišku, jam patiko ta idėja, nes jis ir pats šiek tiek prie automobilių, ta prasme kaip hobis automobiliai, tai susiradom, nusipirkom ir iki kol suėjo 18 tiesiog turėjau daug laiko susitvarkyti, tai va. Kėbulo darbai atlikti pilnai, visokios papildomos smulkmenos, tai turėjau laiką ir su 18 išsilaikiau teisės ir dabar galiu važinėtis jau su gražiu, tvarkingu automobiliu. Šiaulių valstybinėje kolegijoje studentų atstovybę sudaro įvairių kursų ir studijų programų studentai. Kolegijos studentai ne tik mokosi, tačiau ir aktyviai dalyvauja užklasinėje veikloje. Tai sukuria jaukią, malonią atmosferą. Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atstovybė suteikia šiaip daug ką. Tikrai gali pasinaudoti ir privalumais, privilegijom. Aišku, kokį tik nori renginuką padaryti, iškelti, aišku, kad tai atitiktų ir tam tikrus kriterijus, ypač jeigu jau gaunam miesto palaiminimą. Smagu, kad yra studentų atstovybė, kuri nuolat rengia įvairiausius renginius studentams, tai ne vien tik mokslai vyksta kolegijai, bet ir visokios papildomos veiklos, tai galiu tiek ir naujų pažinčių susirasti, draugų, tai labai smagu tas. Šiaulių valstybinė kolegija siūlo net 3 studijų programas skirtas automobilių entuziastams. Tai yra automobilių techninis eksploatavimas, autotransporto elektronika ir transporto logistikos technologijos. Tai pirmosios 2 programos paminėtos labiau aktualios tiem, kas mėgsta diagnozuoti gedimus, remontuoti automobilius, o trečioji labiau orientuota į logistikos verslą iš tiesų. Ir komercinį transportą, krovininius automobilius. Visos studijų programos yra inžinerijos kryptyje, tai kas turi polinkį tiksliuosius mokslus, tai puikus pasirinkimas, nes ir labai aktualu darbo rinkoje, labai didelis poreikis specialistų, inžinierių. Vienas iš didžiausių privalumų yra studijuoti būtent tai, kas širdžiai yra artima. Milda automobiliai traukia jau nuo pat vaikystės, o ir šeimoje visi yra automobilių entuziastai. Atrodė įdomus ir kadangi sesė čia mokėsi irgi tą patį dalyką, tai daugmaž buvau susipažinus, kas ir kaip, tai tiesiog įdomi specialybė ganėtinai atrodo. Sakykime, nuo vaikystės automobiliais ir visokiuose tokiuose renginiuose dalyvauju, tai dominantis sritis.
Studijuojant pagal šias studijų programas ypatingai yra svarbu įgytas teorinės žinias įtvirtinti praktiškai. Suteikia galimybės iš tiesų studijuoti, studentai turi didelės praktikos galimybės, ne tik paskaitų metu turi įvairių praktinių įgūdžių įgyję, bet ir atlieka įmonės praktikose. Per studijų laikotarpį jų yra tikrai bent 3-4 praktikos įmonėse. Turi tarptautiškumo, mobilumo galimybių įvairių nuo dalinių studijų, mišrių intensyvių programų, praktikos užsienyje. Tai galimybės tikrai plačios. Man patinka tas, kad yra ir teorijos, yra ir praktikos. Tai sakykime, jau pirmam kurse turėjom 2 praktikas, tai kad ir jos neilgos buvo, tačiau vis tiek duoda šiek tiek prisiliesti prie, kaip realiai vyksta dalykai ar darbuose, įmonėse. Tai ne vien tik teorija mokomės, o ir praktikos nemažai. Tas man labai patinka. Šiaulių valstybinė kolegija kuria bendruomenę, kurioje yra gera ne tik studijuoti, bet ir aktyviai užsiimti papildomą veiklą, kuri ugdo asmenybę ir suteikia daugiau galimybių baigus studijas.